Ar žinai, kas yra sveika mityba? Nežinai. Tai reiškia, kad tu turi sveiką maistą valgyti. Geriausiai jaučiuosi nuo salotų, kiaušinienės ir aš nekenčiu pomidorų. O šitas geras. Pusryčiams tenais užkandžių pavalgau tenais, nes mes skubam į mokyklą, supranti, tenais. 5 gramų taisyklė tai yra, kad atsinešam sveiką maistą, pavyzdžiui, morkas. Dabar valgau vynuoges, labai skanios. Dažnai daržoves valgau. Tada vištieną padeda augti. Sveika gyvensena yra, kai žmonės sveikai maitinasi. Sportuoju, aš darau visada spaudimus ryte ir dar valgau sveiką maistą, reikia labai gerai ir gal nežiūrėti tiek per daug filmų. Vaisius, daržoves, valgyti vitaminus, jeigu turim, ir gali visą ko pasimatuoti temperatūrą. O tavo manimu tas sveikas maistas, kas tai yra? Tai yra, kad kramtoma. Dažniausiai tai kramtom sriubytėj, geriam, o valgom tai mėsytė. Šlaugės, vynuogės, mėlynės. Dar yra sveika kriaušė. Dar yra sveika vynuogės. Taip. Dar yra sveika pomidoras. Labai sveika pomidoras. Dar yra sveika obuolys. Aš vengiu pieno produktų, visokių nesveikų dalykų ir dar vengiu McDonald'ą, nevažiuoju, norėčiau, aišku. Alkoholis, nesveika ir rūkyti. Ar sveika valgyti tortus? Tai kartuoju, išeinu į lauką, važinėju su draugais, valgau sveikai ir apsikabinu mamą.